pasižiūrime televizorių. Ką reiškia ES piliečių teisės? Tai kiekvieno žmogaus asmeninės teisės į gyvybę, mokslą. Jos užtikrina, kad visos ES narės ir Europos institucijos saugotų ir skatintų lygybę, teisingumą ir orumą tarp piliečių. Viena iš svarbiausių Europos piliečio laisvių yra teisė keliauti po Europos Sąjungą. Aš nuolat keliauju. Dažniausiai keliauju autostopu, nes galiu bendrauti su įvairių tautybių žmonėmis. Keliaudama patiriu naujų įspūdžių, kurie išlieka ilgam. Galiu pamatyti viso pasaulio vietas, domėtis jų kultūromis. Taigi man teisė keliauti yra pati svarbiausia, nes ją labiausiai išnaudoju savo gyvenime. Kodėl šios teisės buvo sukurtos? Jas sukurti įtakojo Antrojo pasaulinio karo tragedija, nes reikėjo daryti kažką, kad būtų gerbiami visų interesai. Aš esu mokinė ir man svarbiausia teisė į mokslą. Ji man suteikia galimybę plėsti žinias, labiau pažinti pasaulį, sužinoti savo bei kitų Europos valstybių istoriją. Dabar aš mokausi Lietuvoje, tačiau savo tolimesnius mokslus galėčiau tęsti ne tik čia, bet ir kitose Europos valstybėse. Nes aš esu Europos pilietė ir galiu naudotis visomis teisėmis, kaip ir kiekvienas mokinys. Ar kas nors žmogaus gali atimti jo teisės? Ne, nes tai kiekvienas mūsų prigimtinės teisės, nepriklausomai nuo rasės, tautos, odos spalvos, socialinio ar kitokio statuso. Kiekvienas Europos pilietis gali dirbti ir gyventi bet kurioje ES vietoje. Man pati svarbiausia Europos piliečio teisė į darbą, nes galiu dirbti mėgiamą darbą ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse, uždirbti pinigus ir rūpinti savo šeimą, namais. Jei neturėčiau darbo, negalėčiau tobulėti įvairiose srityse bei kurti savo ateitį. Negalėčiau išreikšti pati savęs. Ar svarbu žinoti apie piliečių teisės? Taip, šių dienų jaunimas apie teisę supažindinami per istorijos ir pilietinio ugdymo pamokas. Na, o dabar supratai, kas yra tos teisės? Aš manau,
kad visos ES piliečių teisės yra labai svarbios.